Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galime sukurti savo tokį tekstą. Taigi pradedam, pasirenkam navo lapą ir keičiam foną į juodą spalvą. Gerai, taigi dabar pasirenkam tekstą ir rašom savo norimą tekstą. Dabar šitą tekstą ir foną pažymim, tai spaudžiam ant Shift ir ant fono ir einam į Layer, Match Layer arba spaudžiam Ctrl E. Gerai, dabar einam į Filter, Blur, Gaussian Blur, radianą statom ant 4 pikselių. Taigi dabar einam į Filter, Stylize, Solarize. Gerai, dabar einam į Image Adjustments ir Auto Levels. Gerai, dabar šito mūsų fono padarom kopiją. Ir dabar nuo kopijos nuimam šitą akį ir dirbam tik tai su originalu. Gerai, dabar einam į Filter, Distort ir Polar koordinatas. Taigi, keičiam į Polar to Integer. Taigi, spaudžiam OK ir išėjo toksai tekstas. Gerai, dabar einam į Image Adjustments ir Invert, arba spaudžiam Ctrl I. Dabar einam Image Rotate Canvas ir keičiam į 90 laipsnių. Taigi, dabar einam į Image Adjustments ir Auto Levels. Taigi, dabar einam į Filter, Stylize, Wind ir Method nustatom ant Wind ir Direction, nesvarbu, nustatom kaip norit. Taigi spaudžiam OK, Filter Wind spaudžiam ir 3 kartus Filter Wind. Gerai, dabar einam į Image Adjustments, Auto Levels ir Image Adjustments, Invert. Gerai, dabar spaudžiam Filter ir vėl Filter Wind, 3 kartus Filter Wind arba ant Ctrl F, taigi Filter Wind. Gerai, ir vas išėjo tokie spinduliai. Dabar einame Image, Rotate Canvas ir keičiam į normaląją poziciją. Taigi, dabar einame į Filter, Distort ir Polar koordinatas ir nustatom Integer to Polar. Tai ant pirmos spaudžiam OK. Nu, toksai išėjo tekstas, dabar tik tai liko pagražinti. Taigi einam į Image Adjustments ir Hue Saturation. Taigi aš čia pažymėjau Colorize. Na, galit nustatyti savo nuožiūrą spalvą. Aš nustatysiu ant 40, Hue 45, Saturation ant 100 ir spaudžiam OK. Taigi, dabar ten, kur padarom kopiją, uždedam šitą akį ir keičiam į Overlay ir Opacity biškį sumažinam. Taigi, ačiū už dėmesį.